Nežinau, kokia tavo didžiausia svajonė. Mane rūpi, kiek kartų suklupai, jo siekdamas. Bet žinau vieną. Ta tavo svajonė įmanoma. Kartais mes negalime teikti, kad mums pavyks. Bet galime teikti, kad tai įmanoma. Aš galiu turėti svajonių, judant link jų išsipildymo, diena iš dienos. Ir dauguma žmonių nesiekia jų. Kodėl? Pirmiausia, tai jie bijo. Ir todėl tu niekad netapsi tuo, kuo trokšti tapti. Todėl tu niekad neturėsi to, ko trokšti. Todėl tu niekur nepasieksi, jei būsi pasimetęs. Sėkmė labai vienišo žmogaus kelias. Einant juo nepamatysi daugybės draugų. Tik savo šešėlį. Kad laimėtum šią kovą, turi pasikliauti protu, o ne širdimi. Labai norėčiau, kad pavargęs padarytum pertrauką. Galėtum ilsėtis, kad ir metus. Kad viskas bus lengva. Norėčiau pasakyti, kad palengvės. Norėčiau pasakyti, kad jei plauksi pasroviui, viskas išsispręs savaime. Labai norėčiau. Kai pasieksi tašką, kuriame būsi nuo visko pavargęs, pasieksi tašką, kai skausmas neapsakomas, pasieksi tašką, kai viskas baigta. Kai tu sutrikęs, pasimetęs, pasiruošęs pasiduoti, žinok, kad viskas tik prasideda. Tačiau ko negali? Negali visko mesti. Negali pasiduoti, nes viskas ne taip, kaip atrodo. Negali pasiduoti. Tau visų trukdo baimė. Tokių kaip tu maža. Vieną dieną trokši, kad tų, kurie tave myli, nebebūtų. Manai, jis sugrįš? Nežinau. Karas prasidėjo. Ir jis tarp tavęs. Ir tik tavęs. Tavo kelyje nėra nieko. Aš girdėjau visko. Kad aš per mažas, kad aš per lėtas, kad per silpnas, kad man nepavyks. To reikia. Tai jauka. Geresniam gėriui. Tai atsidavimas mažiems dalykėliams, mažoms detalėms. Tu nemažas, tu tinkamas. Nes tik mažai žingsneliais pasiekiamos kalnų viršūnės. Kodėl praleidai tą treniruotę? Kodėl pasidavei sulyg paskutinę rutiną? Kodėl valgai ne tai, ką reikia? Kodėl tam netiduodi viso savęs? Tai vadinama pastangomis. Laiko nesustabdys niekas. Gyvenimui turi tik vieną bandymą. Tad viskas tavo rankose. Turi nuspręsti, ką veiksi kiekvieną dienos akimirką. Už tave nenuspręs niekas kitas. Tu nebijai mirties. Tai tave verčia stipriu. Bet tuo pačiu ir silpnu. Kodėl? Kaip gali iškęsti ilgiau neįmanoma? Kovoti ilgiau neįmanoma. Be didžiausio šios baimės siunčiamo impulso. Mirties baimės. Aš bijau mirties. Bijau mirti čia. Tada kovok. Kaip? Kaip vaikas. Be virvės. Ir baimė vėl tave ras. Jei paversi save daugiau nei žmogumi, jei atsiduosi idėjai, ir jei jie tavęs nesustabdys, tu tapsi kažkuo daugiau. Tu esi tam, kad darytum tai. Gimei tam. Niekas kitas negali to.
Niekas negali sakyti to, ką sakai tu. Niekas negali kalbėti taip, kaip kalbi tu. Niekas negali rašyti taip, kaip tu. Priimk save tokį, kokį matai veidrodyje, su visomis savo baimėmis. Negalvok, kad tu auka. Ir pastebėsi, kad kiekviena baimė, kurią turi, daro tave stipresniu. Dauguma žmonių savo baimės paverčia stipresnėmis, nei jie patys. Jų baimės aplenkia jų svajones. Neleisk tavo baimėms užgožti tavo svajonių. Tai įmanoma. Aš galiu pasiekti savo svajonę. Būtina dirbti ties savimi. Tapti kūrybingu. Tai aš. Sprendimas mano rankose. Viskas nebaigta, kol aš laimėsiu. Kai tau nelieka nieko, kai nebeturi pinigų, kai dingsta visos jėgos, kai tau nelieka nieko, metas pasirodymui. Kai rasi išeitį, kai jos nėra, kai įkvėpsi gryno oro, kurio nėra, rasi jėgų, kurių nebuvo. Kai nori to taip, kaip oro, tada rasi būdą. Siek jos, atiduok viską, ką turi. Jei nepavyksta, tu bent pabandai. Aš suklupau begalės kartų. Tačiau kas jeigu niekad to nepasieksiu?